Šiandien eisi į Lietuvos nacionalinę Martyno Mažvydo biblioteką. Bibliotekoje apsilankysi vaikų ir jaunimo erdvėse, kuriuose rasi knygų vaikams. Į biblioteką įeisi pro duris, kurios atsidaro pačios. Kai žmogus prieina arčiau, durys pačios atsidaro. Kai žmogus praeina pro duris, jos pačios užsidaro. Tau nereikia spausti jokių mygtukų. Kai įeisi pro duris, iškart pamatysi drabužių spinteles. Spintelėse gali palikti savo striukę ir kitus daiktus. Dešinėje pusėje prie laiptelių yra keltuvas. Juo gali naudotis asmenys su negale. Kairėje pamatysi informacijos stalą. Prie šio stalo dirba darbuotojas, kuris tau pasakys visą reikalingą informaciją. Todėl čia gali užduoti bet kokius klausimus apie biblioteką. Taip pat čia gali sužinoti, kaip gauti skaitytojo pažymėjimą. Skaitytojo pažymėjimas yra kortelė, su kuria bibliotekoje gali pasiskolinti knygų. Priešais informacijos stalą rasi vietą, kurioje tėvai su mažais vaikais mėgsta leisti laiką. Jeigu ir tu norėsi ten eiti, prieš tai turėsi nusiauti batus. Jeigu eisi toliau į priekį, pamatysi baltas lentynas. Jose bus daug knygų. Jeigu tau patinka kokia nors knyga, kuri yra šiose lentynose, tu gali pasiimti ją į namus. Knygas, kurios yra lentynose, sudėliojome pagal skaitytojo amžių, pavyzdžiui, knygos vaikams ir knygos suaugusiems, pagal knygos autoriaus pavardės pirmą raidę. Autorius yra žmogus, kuris parašė knygą. Užsienio ir lietuvių autorių knygas sudėjome į skirtingas lentynas. Jeigu nerandi knygos, kurią nori paskaityti, visada gali paprašyti bibliotekos darbuotojo pagalbos. Bibliotekos darbuotojas tau padės surasti knygą, kurią nori paskaityti. Jeigu skaitai knygą ir supratai, kad jos toliau skaityti nenori, gali ją padėti į grąžintų knygų vežimėlį. Šis knygų vežimėlis stovi bibliotekoje. Į knygų vežimėlį gali padėti knygas, kurių skaityti nebenori. Tada bibliotekos darbuotojas padės tą knygą atgal į lentyną. Jeigu nori pasiimti arba grąžinti knygą, gali pagalbos paprašyti iš bibliotekos darbuotojo arba pasinaudoti savitarnos aparatu. Savitarnos aparatas yra daiktas, į kurį pats gali įdėti knygą, kurią nori grąžinti. Jeigu nežinai, kaip naudoti savitarnos aparatu, gali apie tai paklausti bibliotekos darbuotojo. Bibliotekos darbuotojas tau parodys, kaip veikia savitarnos aparatas. Kitoje patalpoje yra žaisloteka. Čia gali smagiai praleisti laiką su žmogumi, kuris tave palydėjo. Žaisloteka yra vieta, kurioje gali skaityti ir žaisti. Žaislotekoje dažnai būna ir kitų vaikų. Šalia įėjimo, pro kurį atėjai, yra skaitykla. Ji yra dešinėje pusėje. Skaitykloje gali, pavyzdžiui, ramiai pabūti, paskaityti patinkančią knygą ar paskaityti žurnalą. Bibliotekoje yra tylioji zona. Ji yra už stiklo sienos. Tyliojoje zonoje gali pasinaudoti kompiuteriu, žiūrėti vaizdo įrašus, skaityti elektroninės knygas arba ramiai paruošti pamokas. Prie tyliosios zonos yra durys. Jei praeisi pro šias duris, gali nueiti iki lifto. Liftu gali pakilti į kitus bibliotekos aukštus. Jei paeisi dar keli žingsnius į priekį, rasi tualetą. Jis yra pritaikytas vaikams. Tai reiškia, kad vaikai gali lengvai naudoti šį tualetą. Pavyzdžiui, ten galėsi lengvai pasiekti kriauklę ir nusiplauti rankas. Jei eisi koridoriumi, kuriame stovi stalai ir kėdės, pateksi į dirbtuves, kurios vadinasi pats sau. Dirbtuvėse gali pasigaminti įvairių įdomių dalykų. Kai lankaisi bibliotekoje, turi nepamiršti ir bibliotekos taisyklių. Čia reikia kalbėti tyliau nei įprastai. Reikia ramiau vaikščioti. Reikia laukti savo eilės, pavyzdžiui, kai tave pakvies pasiimti knygos. Negalima valgyti ten, kur yra grindys su kilimu. Reikia atsargiai elgtis su knygomis.
Jeigu išeinant pradės cypti apsaugos varteliai, neišsigąsk. Taip nutiko, nes pamiršai paprašyti bibliotekos darbuotojo, kad išduotų tau knygą. Bibliotekos darbuotojas tau iškart padės pasiimti knygą. Bibliotekoje visuomet laukiame tavęs. Gali čia sugrįžti, kai tik norėsi.